kol čia Hebra paskutinius patikrinimus daro, tai po vakar incidentų, žiūrėkit, svarbiausias dalykas. Čia keletą nubrozdinimų. Ir štai, mūsų followeriai išgyveno. Grafika neišgyveno, bet followeriai išgyveno. Ačiū jums visiems labai. Yeah, thanks a lot. No problem. Taigi, paskutinė diena, 6-oji ralio diena, 110 km mūsų laukia greičio ruožas. Saugiai ir tvarkingai važiuosime į finišą, be jokių nuotykių. Labai džiaugiuosi, kad Antanui viskas yra gerai, jo keturatis jau irgi važiuoja. Tai šiandien kartu stengsimės finišuoti paskutinį greičio ruožą. Neturiu nei ką atrasti, nei ką prarasti, tai tiesiog tikslas pasiekti finišą. Trečia vieta jau buvo rankose beveik, bet mes ją paleidom. Bet džiaugiuosi labai, kad tikiuosi, kad ir pamatysime Adomą ant podiumo. Iš tikrųjų tikrai tikėjausi žymiai lengvesnio tiek tai techninė pusė, tiek navigacinė prasme buvo labai sunkus. Ypač paskutinė diena, 110 km, galvojom, kad bus paprasta, bet tikrai nebuvo tokio lengvo pasivažinėjimo. Žiauriai yra smagu, šių metų pirmas finišas, vadinkime taip, pirmas ralis Afrikoje, pirmas finišas, antra vieta. Geros žiauriai emocijos. Galiu pasakyti, kad pirmas kartas Afrikoje ir jisai finišuotas, jis baigtas. Tas yra svarbiausia, kad turėsim ir turim čia dar nebaigtų reikalų, tas džiugina, nes turėsim galimybę ir progą grįžti. Susipažinom su tai, kas yra Afrika, kompas, patirtis neįkainojama ir žinom, kam dabar ruoštis. Tikrai dėkoju visai komandai, be jų nebūtų šito finišo ir visi, kurie mus palaikė, taip pat irgi siunčiu gerus linkėjimus. Ačiū visiems ir vežame finišą į Lietuvą. Congratulations!